Taigi noriu pristatyti dar vieną mūsų sprendimą Teslai. Tinka ne tik tai Tesla Y, bet ir kitoms Tesla automobiliams. Kaip žinote, kad Tesla modeliai kapoto atidarimo, automatinio atidarimo neturi. Galim įdiegti tokį sprendimą ir tai yra labai patogu, ypač kai tu esi su pirkiniais ir ta daiktadėžė, kuri yra viduj, jinai labai tinka įdėti 2 krepšius. Tai išeidamas iš parduotuvės netgi iš tos pačios Tesla mobilios programėlės atsidaro ir užsidaro. Tai va, ir šiuo metu dabar pademonstruosiu, kaip tas patogumas atrodo. Va, paspaudžiu mygtuką ir einu sėstis į automobilį per tą laiką, kol užsidarys kapotas. Programėlės traukti nereikia.